Kitąmet Pietų Amerikoje bus duotas startas jau 34-ajam Dakaro dykumų maratonui. Pernai stoti į kovą su dykuma bei kitais gamtos išbandymais nesiryžo ne vienas tautietis, tačiau šiemet lietuviai turės ką palaikyti. Vos už 2 mėnesių prasidėsiančiame maratone motociklų įskaitoje startuos Gintautas Igoris. Sportininkas sako, jog dalyvauti šiuose varžybose jo vaikystės svajonė, o pasiruošimas būsimam startui Dakare truko net keletą metų. Dabar, aišku, pasiruošimas, kai liko iki varžybų nepilni 2 mėnesiai, yra toksai sąlyginis, daugiau galbūt fizinės formos palaikymas, o toks jau rimtesnis pasiruošimas vyko vasarą, eilę metų, galima sakyti. Vasarą dalyvau Breslau, Dresden, Lenkija, Vokietija, iš tiesų dalyvavęs Tuareg ralyje porą kartų, dalyvauju Pabaltį ir Lietuvos enduro ir enduro cross čempionatus ir šiaip važinėjus laisvu laiku. Nugalėti dykumas ir dykynės pasiryžęs lietuvis tvirtina, kad pirmą kartą dalyvaujant tokio masto varžybose iškovoti prizinę vietą neįmanoma. Pasak sportininko, didžiausias pasiekimas šiame maratone tai pasiektas finišas. Jau už kelių dienų sportininkas išvyksta į Italiją, kur išbandys būsimoms varžyboms skirtą motociklą. Franko Piko taip pat suteiks man ir serviso paslaugas bei logistikos. Be to aplankysiu parodą Milane. Pietų Amerikoje rengiamas legendinis Dakaro ralis ateinančiais metais dalyvius stebins ne tik naujais maršrutais, bet ir techniniais reikalavimais. Jie labiausiai sugriežtinti motociklų įskaitoje. 2012 Dakaro ralyje galutinai įsitvirtins 450 kubinių centimetrų darbo tūrio variklių apribojimas, kuris ankstesniuose raliuose kai kurioms motociklų klasėms taikomas nebuvo. Maraton klasė, reiškia, motociklas bus iš tikrųjų be ypatingų didelių pakeitimų ir patobulinimų, ta pati važiuoklė su taiktant spiruokliam, be jokių modifikacijų variklis. Ir maraton klasė bus sužymėti, reiškia, varikliai, važiuoklė, jų negalima bus keisti. Praėjusių metų Dakaro dykumų maratone tarp motociklininkų 3. kartą per savo karjerą šio ralio nugalėtojų tapo ispanas Markas Koma. 34 metų Ispanijos lenktynininkas per 11 metų ralyje 8 kartus yra iškovojęs prizinę vietą. Iki šiol sėkmingiausiai Dakare pasirodęs lietuvis Mindaugas Lapšys. Sportininkas 2009-aisiais vairuodamas KTM motociklą finišavo 99 pozicijoje.